Egzistuoja ir kitas saugojimo būdas nei daugybinis kopijų saugojimas incremental saving. Tarkime, mes čia turime objektą ir jam pritaikyta daugybė įvairių modifikatorių. Tačiau mes planuojame šį objektą paversti editable poly ir tiesiog spaudžiame ties paskutinių modifikatorių ir pasirenkame iš sąrašo collapse all. Ir mums atsiranda pranešimas, kad kai mes tai padarysime, grįžti atgal nebegalėsime. Ir mūsų klausia, ar vis dėlto mes norime pratęsti savo veiksmą, ar atsisakysime, ar spausime hold yes. Šį kartą spausime komandą hold ir štai mūsų objektas paverstas editable poly, visi modifikatoriai panaikinti ir grįžti atgal mes kol kas dar galime su undo komanda, tačiau išsaugojus projektą ir vėl jį atidarę iš naujo, grįžti atgal nebegalėsime įprastuoju būdu. Tačiau komanda hold išsaugo tuo metu esančią informaciją, skaitant geometriją, šviesas, kameras, ekrano nustatymus ir žymėjimo grupės. Ir ši informacija yra išsaugoma ne į laikiną, bet į disko atmintį ir iškvietus komandą fetch grąžina veiksmais atgal iki tol, kol buvo nuspaustas hold. Taigi tokiu būdu galima nesaugoti papildomos kopijos, bet turėti galimybę grąžinti projektą į ankstesnę stadiją, jeigu modeliuojant kažkas nepavyktų. Net ir išsaugojus ir uždarius projektą, vis tiek komandos fetch pagalba galima grįžti iki hold momentų buvusio projekto. Taip ir padarysime. Spaudžiame edit, fetch. About to fetch OK mūsų klausia, ar mes tikrai norime grąžinti. Sakome taip ir pažymėję objektą matysime, jog grįžome į tą pirminę situaciją prieš įvedant veiksmą collapse all ir paverčiant mūsų objektą editable poly. Hold naudojimas ypač aktualus tuomet, kai daromas kažkoks veiksmas, po kurio komanda undo nebegelbės. Tarkim, kai po to veiksmo tenka projektą išsaugoti ir uždaryti, o vėl atidarius undo nebeveikia. Pritaikius hold komandą, hold failas saugomas kaip laikinas failas, kurį galima rasti autoback segtuve kaip max hold mx failą. Susiraskime mūsų project folder ir autoback. Štai matome išsaugotas max hold mx failas.